išsišnekėsim. Iš tikrųjų, tai gal pirmiausia pristatysiu super patiekalą. Kas jį žinot iš Facebooko, tai dabar taip patylėkit, kad būtų didesnė intriga tiems, kas nežino apie jį. Va. Gal pirmiausia duosiu padegustuoti, čia turim 2 padėklus. Jūs kaip paragausite, pasakykite, ar tai valgoma ir iš ko tai padaryta. Ar galite paleisti tiesiog dalintis? Čia padarėm tokį labai atradimą rimtą. Vaišinkite, žodžiu. Kaip ten skonis buvo to, ką ragavote? Valgyt galima? O, kas ten? Soja, sako? Kitas, koks variantas? A koks kitas variantas? Grybai, sekantis variantas. Soja su prieskoniais. Ne. Nu, trečią, da pasakykit, ką nors. Nu, šiaip. Sako, avinžirnė, irgi ne. Gerai. Na, tai jo, čia turi. Dabar atradom tokią paslaptėlę. Tokią akivaizdžią paslaptį, kad jūs atsiremkit, kad nenugrypti, žinot. Čia duosiu pačiupinėti. Čia yra žaliava, iš ko padarytas tas, ką ragavote, žodžiu. Aš per pusę perkirpsiu. Čia važiuokit, raumenukai va tokie matosi. Tiesiog lesim, va, imkite, čiupinėkit, degustuokite. Pai, nedegustuokit, šito jau nebe. Žinot, pauostit, pačiupinėti, kas čia vat yra. Pasirodo, čia yra, kaip čia pasakyti, tai buvo sudėtis tokia, miltai ir vanduo. Jums kam nors teko padaryti kažką tokio panašaus iš miltų ir vandens? Va. O paprastumas tame, kad yra didelė paslaptis, visa maisto pramonė slepia nuo žmogelių, kaip čia pasakyti, šitą produktą. Tai yra baltymai iš kviečių miltų. Dabar grubiai, ne grubiai, gal smulkiau tai pasakysim. Einam į prekybcentrį ir nusipirkam, sakykime, kilogramą kvietinių miltų, pačių geriausių. Brangesni, ten aukščiausia rūšis, ten kokia ten būna. Ir svarbiausia, kad būtų ant pokelio šono parašyta raidelė C. Ten žymi skaičiukai visokie ir C raidelė. C raidelė žymi baltymų kiekį miltuose. Iš esmės tai visi miltai yra falsifikuojami labai stipriai. Dauguma žmonių galvoja, kad jeigu aš pirksiu ten papigiaitę, Optima linija ten tokia būna, ten bus geresni miltai, todėl gal, kad mažiau juos apdirba. A ten net ne miltai, ten krakmolas. Va, ir paaiškės, dėl ko ten krakmolas. Taigi, nusipirkom tų geriausių miltų, dedam į dubenį, namuose parsinešę ir pilam vandenį. Ir sumaišom, suminkom tokią tešlą, kad neliptų prie rankų. Tokia bulka, tokia jinai tampusi, bet neteplioja pirštų. Ir tada su to dubeniu keliaujam prie kriauklės, paleidžiam vandenį, galim šaltą, galim šiltą ir minkom. Tam dubenį vanduo gaunasi baltas, kaip pienas. Minkom kokį 10-15 minučių tol, kol vanduo tampa skaidrus ir rankui lieka mėsos gabalas. Va tą, ką dabar čiupinėjat, panašu į kokį ten, ką nors, mėsą kokį, jo? Ten tie raumenukai, kur sakiau, tai tiesiog į miltus arba į vandenį, su kuriuo minkome tą tešlą, pomidorų pastos įdėtam. Ten pomidorų pasta, žodžiu. Ir viskas, ir jums gaunasi gabalas mėsos, tai yra baltymai kviečių. Jie jau su peiliu nelabai pjaunasi, tokie tasus, tai su žirklėm. Sukarpam tokius guliašus, gulišėlius tokios, užvirinam puodę vandens, pridėtam prieskonių, kalendros, lauralapų, ten juodų pipirų, kokį nors, druskos, kiekviena šeimininkė ten gali atrasti. Ir verdam. Ir aš savo draugui, senam vegetarui, jogui, sakau, pabandyk tu tą padaryti. Ir jisai man skambina, sako, Žilvinai, sako, aš verdu kiaulieną. Ir jisai su tokio, aš galvoju, žmogelis gal jau, atsibodo vegetariauti. Sako, aš pats išminkiau, pats viską sukarpiau, sudėjau į puodą ir kada verda, viskas išsipučia. Ir jeigu taip nieks nesakytų, tai
atrodo tikrai riebi kiauliena, verduliuoja ten, žodžiu. Kada verda sultiny šitas vat mūsų kviečių baltymai, jie pūsdamėsi sutraukia visus prieskonius į save. Aromatus, kvapus, žodžiu, kvapus. Na va, ir paskiau jau skanus virti, bet galima šiek tiek nusunkti, kaip soja. Va. Elgiame su soja, nusunkiam ir pakepinam su prieskoniais. Tai va šičia buvo, kur jūs ragavot kepintą su prieskoniais. Va, galima jau virtą sumauti ant iešmukų, galima kepti šašlyką. Užeikite Facebook'e, kokia yra grupė, vegetariniai šašlykai. Ten kas padaro, įdeda nuotrauką. Tai tie, kas padarysite šitos iš tų miltų, būtinai kelkit nuotrauką. Tegul plinta ta paslaptėlė visiems, nes žinot, žmonės ir studentauja, ir esmė, kad valgom kasdien. Va. Ir kiekvienas mes ieškom labai kokybiško maisto. Dabar šiek tiek apie tos baltymus. Teko jums girdėti, kad ūkininkai kulia grūdus, kviečius, ir kviečių kaina priklauso nuo glitimo kiekio arba baltymų kiekio kviečiuose. Kuo daugiau baltymų, tuo daugiau jiems moka. Ir dabar keliuose Lietuvos miestuose yra didelės grūdų perdirbimo gamyklos. Aš dabar jau nesakysiu tų pavadinimų. 2 ar 3 gamyklos perdirba visos Lietuvos grūdus į baltymus ir į krakmolą. Krakmolą palieka prekybui Lietuvoje. Šiek tiek baltymo įdeda į miltus, kad rūšis būtų, žinot. Bet visi miltai yra, nežinau kokiais kriterijais remiantis jie ten pilsto. Va, į tą rūšį tiek įdėsim baltymų, į tą tiek, žodžiu. Baltymai iškeliavo Prancūziją į Angliją ir pasakysiu aš jums apyvartą, žodžiu, į metus viena gamyklėlė 200 000 tonų baltymų eksportuoja. Čia praktiškai nepalieka nieko. Dabar, kada sako, nugi vegetarai, nu tai iš kur jūs ten baltymų kokybiškų gaunat, nu, taigi mėsoje ten yra, iš kur vitaminų, iš kur viską. Kada kiekvienas, vat jūs padarysit, išminkykit tą tešlą iš miltų, išplaukit po vandeniu ir kada jūs paragausit, jūs viską suprasit. Ta struktūra tos ale mėsos, tu supranti, kad pas kiekvieną organizmą formuojasi šitų baltymų mėsos, raumenynas visas. Tai paslaptis tame, kad nuo piliečių yra slepiama, iš kur gaunamas, kaip čia pasakyti, labai vertingas produktas. Augintinių maistui, kačiukų, šuniukų maistui naudoja tos baltymus, kepyklos deda. Kartais duona, jeigu kas perkate parduotuvėje, kartais būna rašyta, yra glitimo. Toks liktai tarp kitko, žodžiu. Tai tas glitimas jisai duoda skonį ir tokią struktūrą labiau. Mes kiekvienas esame baltymingi organizmai. Karviukai, šuniukai, žuvis, paukšteliai, mes patys, visi mes ieškom baltymų. Nu, baltymai tai yra maistas raumenims, nu, daugam, žodžiu. Va, tai kas, iš kur kaip gauna, žodžiu. Bet taip atsitiko, kad mūsų visuomeniai nieks nežino iš kur. Tai va, tai kada atradom šitą receptėlį, supratau, kad vegetarams dar būdavo, žinot, kirbėdavo, nu gal tikrai trūksta kažko, nu gal trūksta ten kažko. Nieko netrūksta, visiškai. Jeigu mes gaunam baltymų, čia yra kokybiškų. Esu tokių atsiliepimų prisiskaitęs jau Facebook'e, žodžiu, vienam ten nugarą praėjo skaudėti nuo to, kitam dar kažkas. Aš galvoju, gal raumenys sustiprėjo kažkokie. Tiesiog išbandykit tą reikalą. Tai va. Tai buvo tokia paslaptėlė. Aha. Pradėjau ieškoti internete. Tai galvoju, gerai. Plaunant labai susigaišta laiko, žinot, vandens sueina ten, elektros, laiko dar. Ir galvoju, kaip čia gauti grinų baltymų. Skambino šitas firmas, čia va turim grinų jau baltymų. Jūs, sako, parduodam, minimalus kiekis 20 tonų. Viskas. Mažmeniniai prekyboj nėra. Arba turėti kepyklą, dar ten kažkokį fabriką, žodžiu. Nu tai, kaip sakant, susiradau aš ten kitais variantais, nudaviau, kad man reikia pratestuoti. Liniją gal atidarau, kokią dar kažką. Gavom tų grinų baltymų, mes šiaip keletą kilogramų turim, jeigu kažkam rūpės, tai dabar su jais koks įdomus dalykas. Kada jūs išplaunat iš miltų, gaunasi kaip
Nu, aš palyginsiu, ne dėl to, kad pasiilgęs, kada verdate, gaunasi tokia minkštesnė, kaip riebi kiauliena. Dabar jeigu padarote iš baltymų, tiesiog čia vat, vandens įpilat ir iškart gaunasi vat, tas, ką jūs čia šiandien čiupinėjot. Nu, tai kaip guliašas, tokia struktūra. Kietesnis gali šašlyką pasidaryti, iš ano irgi gali. Susitaupo laikas, nu, vanduo ten visą kitą. Tai va, tai žodžiu, aha, paslaptėlė tokia buvo. Yeah. Čia tas glitimas, taip? Jo, čia yra glitimas baltymai. Dabar, taip. Čia nėra tas daiktas, nuo kurio labiausiai tunkama. Va, labai geras klausimas, sako, ar tai nėra tas daiktas, nuo kurio labiausiai tunkama. Atkreipkite dėmesį, kad žmonės, kada perka pačius pigiausius miltus, kepa blynus visokius, bulkutės neišeina, pirago nebeiškepsi iš tų pačių pigiausių, nes ten yra krakmolas. Ir žmonės, jie vartoja krakmolą. Krakmolas ką? Jisai, kaip ten, organizmas jį suskaido į cukrų, o cukrus ir riebalas. Viskas, vakare mes blynų privalgom, iš ryto atsibundam, žiūrim, pusę kilogramo ant šono kaba jau. Nu. Taip vad, grubiai, tai pati kenksmingiausia dalis tai yra krakmolas. Nesvarbu, tai bulvių krakmolas, ten kviečių, kukurūzų krakmolas. Dabar, kada plaunam tuos miltus, pats įdomiausias dalykas, kad su to krakmolu išsiplauna pesticidų likučiai, visokie ten cirkai. Nebūtina pirkti ekologiškus miltus, nes baltymuose pesticidai kažkaip jie nenusėda. Krakmolyje laikosi. Tai praktiškai išplaunam krakmolą iš tų miltų, lieka baltymai ir, na va, tai ir eksperimentuokit, žodžiu. O kviečių gemalai, kur būna pirkti, tai čia tas pats? Ar... Ne, jau gemalas, grūdo dvi yra pagrindinės sudėtis, tai krakmolas ir baltymai. Nu, gemalas tai jau ten atskirai, ten selenėlės ten susiskaido, tai gaunasi iš viso grūdo kviečių, bet didesnė išeiga, jeigu plausite po sūrių vandeniu. Pastūdysite ir minkysite, jums daugiau to baltymo liks. Nu tai va, tai kiek mums laiko liko? Jas, klausimėlis. O koks kiekis baltymų turi būti gerose miltuose? Nu, žinot, kaip pasakyti, pirkom tos pačius, geltoni pokeliai tokie, aš nežinau, kas ten per firmą, tai vienas iki iš kilogramo lieka 400 gramų, kitas iki, bijau, kad vos 3 gal ir neliko, nes ten darom kursus dar vegetarinių patiekalų. Tai, nu, išbandėm tuos pačius miltus ir žiūrim skirtingos, tai gal nuo partijos, nu, kam ten žmonėm parduoti gerą dalyką, nu, tai papigiai išlamštą iškišam, ir dar pinigą gerą paimam ir viskas. Jūs sakėte su C raidė. Taip. Tai ko raidė aukštesnė daugiau baltymų, ar po žemesnė daugiau? C aukštesnė, jo. Galbūt yra ir su B raidelė, nežinau, bet su C teko susitikti, susidurti.